Sveiki visi, su jumis sveikinasi Justina, sveikinu užsukus į mano kanalą ir pagaliau vėl prisirašiau kažką tai nufilmuoti. Šiam video prisiruošti truputėlį užtruko laiko, kažkaip tiek prisikaupė tiek baigtų darbų, tiek pradėtų įvairių naujų, tai norėjau viską šitame video jums parodyti, visas savo naujienas ir šviežienas. Tai tikiuosi, kad man pasidarytas sąrašas šiandien labai pasitarnaus, tai karts nuo karto teks žvilgtelti, ką ten pasirašiau, kokią informaciją. Na tai pradėkim tada nuo mano pabaigtų darbų. Aš paskutinį video filmavau rugsėjo mėnesį praeitais metais, tai vat nuo rugsėjo iki dabar jau birželio galas, tai vat visas šitas laikotarpis įeis, išskyrus vat šitą pirmą darbą, kurį matot prieš save, čia yra pernai metais pabaigtas darbas. Čia buvo tokia vasaros tokia avantiūra, toks kaip žaidimas, kur gavom po, man atrodo, 1/4 schemos ir tiesiog visos kartu toje grupėje siuvinėjom, ne visai žinodamos, kaip atrodys galutinis rezultatas ir štai kas gavosi. Šitas keksiukas, man atrodo, šita schema iš Maja Vyšivka grupės. DMC siuvinėjausis DMC spalvomis, siūlais ir aš pasirinkau siuvinėti 28 kaunto casual, man atrodo, casual linas, spalva vadinasi grey green, taip man atrodo vadinasi. Tai vat labai tikrai smagiai siuvinėjasi, užtruko man turbūt virš mėnesio greičiausiai, gal net ir daugiau, kažkas tokio, bet jis man neužsilaikė, nes tiesiog tai buvo žaidimas ir reikėjo, norint kitą dalį siuvinio gauti, reikėjo parodyti išsiuvinėtą prieš tai buvusią schemos gabalėlį. Tai va, tai gražiai, tikrai visai gražus keksiukas, graži schemutė. Nežinau tik tai, kada, ar aš kažkur tai rėminsiu, ar kažkaip kitaip apipavidalinsiu. Dabar tiesiog guli rulonėlį, aš praeitą kartą pamiršau parodyti, tai dabar galvoju, reikia įtraukti ir šitą darbą. Toliau judam, yra mano sekantis darbas, na, žiūriu, kaip ir telpa, daugiau mažiau telpa į kadrą. Tai yra iš Happy Mood, man atrodo, taip vadinasi, bet dabar jie pasivadinę Studio HMP Etsy parduotuvėlėje, o sakau, kaip prieš tai, kaip pirkau, man atrodo, buvo Happy Mood Studio ar kažkas tokio. Tai yra ukrainiečių dizainerių toksai kaip puslapis, ar dizainerių, nežinau. Ir jie tenai Etsy deda pridėta įvairių samplerių schemų tokių. Ir galima kažką tai iš jų įsigyti, tai aš šitą dizainą pirkausi gal 21 metais ir tada pradėjau, man atrodo, 22 metų pradžioje, jeigu aš neklystu, ir aš jau praeitam video savo paskutiniam jums jį rodžiau šitą darbą ir jis jau buvo labai arti prie pabaigos, man atrodo, aš ten nebuvau išsiuvinėjusi kažkurio vat iš šitų, nebuvau pabaigusi pildyti tom lapeliais ir tulpytėm rėmelio. Bet praeitais metais aš turbūt rudenį galbūt jį baigiau, man atrodo, kad apie rudens laikotarpio. Ir siuvinėjau, kaip tada tame video ir minėjau, buvo čia pati schema kartu su DMC spalvų raktu eina, bet aš rinkausi, jeigu turėjau tą DMC spalvą, tai siuvinėjau ją, jeigu ne, tai tiesiog žiūrėjau pagal raktą, keičiau kažkuo kitu. Čia ir iš Dimensions rinkinių siūlų likučiai panaudoti ir tiesiog tokie šilkiniai siūlai, kurie net nėra šiaip siuvinėjimai, man atrodo, skirti, jie, man atrodo, siuvimai skirti, tiesiog jie labai tokie žvilgus, gražus, tai aš juos čia ir įtraukiau į šitą darbą. Tai vat kaip viskas atrodo. Ir turbūt sakiau, 32 kaunto, toks pilkos spalvos buvo Murano, man atrodo, audinys.
Tai va taip atrodo. Toliau keliaujam. Bus mano trečias pabaigtas darbas, kurį jums noriu šiandien parodyti. Praeitame savo video, kai rodžiau, tai buvo dar tik tai mažas gabalėlis baliono išsiuvinėtas, o dabar jau aš jį netaip ir seniai baigiau, turbūt prieš kokias geras porą savaičių. Tai man kažkur užtruko siuvinėti šitą dizainą metus, nors aš tikrai nesiuvinėjau jo taip jau labai intensyviai, tiesiog jisai toksai protarpiais darbas, protarpiais, prie kurio prieini, kažkiek pajudini. Na ir galų gale ir pabaigiau. Aišku, jis ir nėra labai didelis, man atrodo, gal apie 10 tūkstančių kryželių. Tai tikrai ne iš tokių jų labai milžinų. Tai aš praeitame video truputėlį minėjau, kad pirkau šitą schemą iš Etsy vėlgi. Vadinasi ta grupė Etsy Non-Stop Stitch. Tai irgi vėlgi ukrainiečių, tokia kaip ar ten vieno dizainerio, ar dizainerių kažkokios grupės dedamos schemos ir galima jas įsigyti. Labai nebrangi šitą schemą, dabar mačiau apie 6 svarus kainuoja šiuo metu su nuolaida, bet ten įdomiai su tomis nuolaidomis, nes ten dažnai labai jos yra siūlomas, tai kartais atrodo, o kadagi ta pilna kaina buvo. Tiesiog turbūt tokia strategija pardavimo visada rodyti nuolaidą ir gerą tokį vadinamą dylą, kad jau gali pirkti ir pigiai gausi kažką. Tai vat, smulkmenos. Ir siuvinėjau šitą dizainą 28 kaunto. Čia turbūt bus mano Linda, man atrodo, audinys. DMC, kaip sakiau, spalvos. Nieko ypatingo, šiek tiek blendų pačiame tame. Buvo ir balionė bendrai, ir triušelėje buvo nemažai blendų, backstitcho. Iš tokių technikų sagytės French notai. Na ir kaip buvau minėjusi praeitą kartą tame video, kad su šituo darbu ketinu padaryti metriką savo sūnui. Bandysiu kažkur tai, dar nesugalvoju kur ir kaip, neteina idėjos į galvą, bet bandysiu talpinti galbūt balionę, jo vardą ir gimimo duomenis. Dėliojau čia įvairius siūlus, galvoju, kokia čia spalva siuvinėti, kad kažkaip išsiskirtų tie užrašai, tai kažkaip galvoju, kad gal netgi bandysiu metalizuotų, auksinių metaliukų kažkokiu siuvinėti, bet aš dar kažkaip neišsigryninau, kaip sakant, savo tos galutinės minties, kaip aš noriu, kad kur tie užrašai būtų, bet kažkada pabaigsiu. Ir dar vienas darbas, kurį parodysiu jums, tai mano tulpė, kuri yra siuvinėta tuo vadinamu lygiuoju siuvinėjimu, ne kryželiu, kita technika, mano pirmas toksai pabandymas. Pradėjau praeitais metais, turbūt praeitų metų galbūt gale ir baigiau šiais metais, turbūt kokie 3 mėnesiai atgal, kada aš baigiau, gal net ir daugiau. Bet vėlgi nesiuvinėjau labai dažnai, nes tas progresas tai jisai, nebūna labai didelis su šitu darbu, bent jau man taip nepatyrusiai kažkaip teko daug man ardyti, bandžiau visaip kaip čia dėlioti, čia tų klaidelių, tai tikrai jų daug, aš pati jas matau, ypač jau šitoj vietoje jau tas žiedas, tai čia kai kurios tos spalvos, per kamerą gal tiek nesimato, bet kai kurios tos spalvos, jos viena ant kitos jau taip truputėlį jau sulipo, niekaip neišėjo man gražiai pasidaryti tos krypties siūlų. Bet kaip pirmas darbas, aš jo visai esu patenkinta, yra kaip yra. Čia siuvinėjau ant, man atrodo, 100% medvilnė, buvau dažiusi pati šitą audinį tokia melsva spalva, bet šiek tiek žiūriu per laiką truputėlį toks yra išblukimas, tai iš pradžių buvo ryškesnė, bet aš šitą darbą šiaip planuoju įrėminti kažkada, tai anksčiau ar vėliau, nes, kaip sakiau, pirmą kartą siuvinėjau šitą techniką, tai norėtųsi kažkaip tai
įsiamžinti. Ir tikrai norėčiau dar kartą pabandyti siuvinėti kažkada. Turiu tokią knygą nusipirkusi, būtent paskirtą šiai technikai, tai, na, tikiuosi kažkada tai prieis rankos man prie šitos technikos dar kartą pasibandyti. Na ir dabar parodysiu jums įrėmintą vieną pabaigtą darbą. Pirmą šiandien įrėmintą, bet bus dar ir antras. Tai čia yra tuoj jau pažiūrėsiu, kaip jums atrodo. Na vat. Čia yra iš Dimensions dizainas, bet ne originali schema. Vadinasi Two Hearts, 2 širdis. Pradėjau aš šitą darbą labai seniai, tikrai kokie buvo gal 19 gal metai. Ir kažkaip numečiau. Ir paskui šių metų pačioj pradžioj galvoju, reikia man kažkaip tai pabaigti ir įrėminti, užsibaigti kažkaip. Nepatinka man tokie pradėta, nebedabaigta, kažkaip gal mano toks charakteris, kad aš noriu kažkaip tai privesti iki galo. Jeigu jau pradėjau, tai reikia kažkaip tai prieiti iki kažkokios galutinės stadijos darbo. Tai savo aš karjeroj esu kelis darbus numetus, turiu pripažinti, prie kurių turbūt jau niekaip negrįšiu. Viename yra klaida kažkur ir aš jos nerandu ir tiesiog gal 3 kartus bandžiau prisėsti ieškoti jos, bet taip ir neradau ir man gaila išmesti tą darbą, bet aš jau žinau, kad aš tikrai neturiu valios ardyti, o klaidos nerandu, ir klaidos tiksliau tariant nerandu, bet ir valios ardyti nežinau, ar turėčiau, o kitas darbas yra iš tikrųjų numestas labai didžiulis, bet dar aš vis tiek neprarandu vilties, kad gal kažkada grįšiu prie jo. Na, bet čia truputėlį nukrypau į pievas, bet ką norėjau vis tiek pasakyti, kur buvo mintis, nuo kurios atsišakojau, tai kad šiaip jau iš esmės man patinka pabaigti darbus, suteikti jam kažkokį tai galutinį tą vaizdą ir su šituo labai džiaugiuosi, kad priėjau prie tos pabaigos, tai įveikiau patį tą visą rėmelį. Kaip sakiau, čia siuvinėtas neoriginalus rinkinys, tiesiog Dimensions schema su konvertuotais DMC siūlais. Na, bet čia toks labai primityvus tas visas rėmelis, dizainas, tai čia atspalvis šen ar ten, čia ne veidai kažkokie, tai nemanau, kad čia kritiška labai, kad čia ne schema. Ir kas, manau, mane stabdė, tai būtent buvo, kaip aš padarysiu tos raidės, kaip pasiekti to tokio man patinkančio rezultato. Na ir iš tikrųjų buvo man čia ką paveikti, pasikankinti. Atrodo, turbūt žiūrint taip, atrodytų, ką čia tokio labai veikti, čia kelios raidės ir skaičiai. Bet iš tikrųjų aš siuvinėjau daug kartų ir vėl ardžiau, ir vėl dėliojau, ir vėl ardžiau. Tai kai kur man nepatiko tiesiog kaip raidės ten atrodo, kai kur pastebėdavau jau ten truputėlį jau vardą išsiuvinėjau ir žiūriu, kad ne, vis tik man netilps. Arba jeigu ir sutalpinčiau, tai paskui neišeina padaryti, išlaikyti vienodų tarpų, tarkim, tarp raidžių. Ten iš pradžių kelios raidės turi didesnius tarpus ir paskui likusias raidės, jeigu norėčiau sutalpinti, žiūriu, kad aš visai negaliu. Jau turiu vieną prie kitos raidės lipinti ir taip kažkaip niekaip neišėjo to tokio išgimdyti gražaus, tvarkingo kažkokio tai rezultato, iki kol galų gale, iš kažkelinto tai prisėdimo jau padariau taip, kaip jau bent jau man galutinis vaizdas patinkantis, raidės neatrodo kažkaip įgrūstos čia ir kažkaip tie tarpeliai išlaikyti. O dar čia pati čia buvo numatyta, kad ir turi būti širdelės, bet jos buvo rožinė spalva pasiūlytos, bent jau sagui siuvinėti, tai aš padariau su metalizuotu kreiniku tas širdeles. Na, pažiūrėsiu, kiek čia jums matosi. Na štai. O su
rėminimų, tai aš rėminau pati, užsisakiau rėmelį, užsisakiau tuos 2 paspirtus, tokį kreminės spalvos ir rožinės spalvos, tai dar tas rėminimas dar buvo visa atskira istorija, kad truputėlį apsiskaičiavau su tuo vidinio putplasčio matmenim. Man, kai įtempiau darbą ant jo, kadangi čia va dar yra siuvinėta karoliukais tas gėlytės viduriukas, tikiuosi jums matosi, tai man tiesiog tiksliau matmenys gal buvo putplasčio geri, tai nebuvo geras storis jo, nes man tada jau nebetilpo įdėti visą tą aptemptą darbą į patį rėmą. Na, žodžiu, tai tada aš pirkausi pati naujai tą putplastį, vyras man jį iškirpo, atmatavo, tai kadangi jis buvo planesnis, tai tada jau galų gale pavyko įtalpinti viską, tą įtemptą visą darbą su karoliukais, jie nėra kaip ir prispausti, viskas čia taip visai gražiai. Na, bet žodžiu, atrodytų toks mažas darbas ir iš šalies žiūrinti galutinį rezultatą atrodytų, na, kas čia tokio sudėtingo buvo. Ir nieko tokio labai gal sudėtingo, tiesiog labai pareikalavo daug laiko ir kantrybės. Bet, na, galų gale įveikiau ir turiu galutinį kažkokį tokį rezultatą. Na, o dabar aš jums parodysiu dar vieną savo pabaigtą darbą, kurio aš jau su savimi, atsiprašau, nebeturiu, nes jis yra padovanotas, bet aš jums parodysiu tokią tvarką. Pirmą parodysiu gabaliuką video, kurį filmavau dieną, kai nešiau rėminti tą darbą, ir paskui įdėsiu gabalėlį jau, kai parsinešiau darbą iš rėminimo dirbtuvių ir kaip atrodė viskas įrėminta. Tai dabar truputėlį, kaip sakant, sugrįšime laiku atgal, keletą tokių kliupukų. Na ir po jų tada jau jums parodysiu savo procesus. Tai susitiksim netrukus. Noriu dabar jums parodyti savo vieną iš pabaigtų darbų, kurio dar nerodžiau kaip siuvinėjau, todėl kad pamatysit galutinį rėmintą variantą šito darbo tik tai tada, kai jau jisai bus įrėmintas ir padovanotas, nes nenorėjau, kad kažkokiu būdu mano staigmena kažkur išsiduotų. Tai siuvinėjau šitą darbą, pradėjau praeitais metais gegužės mėnesį, o baigiau praeitais spalį, tai apie kažkur 5 mėnesiai man išėjo. Tai mano tempais, kurie tikrai nėra dideli, gana greitai išsisiuvinėjo. Aišku, darbas nėra didelis, 14 500 kryželių, kažkas tokio, iš 29 DMC spalvų, čia nėra jokių blendų, nėra backstitcho, vien tik paprasti kryželiai. Ir siuvinėjau ant originalios medžiagos, aišku, 28 kaunto, kažkoks linas greičiausiai čia. Tai labai smagiai siuvinėjosi ir tikrai gana greitai tie kryželiai pildėsi. Ir kadangi nėra jokių čia, kaip minėjau, blendų, backstitcho, tai dar labiau atrodo visą tą procesą pagreitino. Man labai patinka, kad tie irisai tokie pasteliniai, tos spalvos taip gražiai suderintos, pereina viena į kitą. Tai aš labai patenkinta rezultatu. Aš kažkaip vis žiūrėdavau į tą rinkinį, galvoju, kad norėčiau pabandyti išsiuvinėti. Ir paskui sugalvojau, kam padovanočiau šitą darbą. Tai taip viskas susidėliojo ir galų galiai įsigijau, nors ir ne iš pigiausių tas rinkinys. Aš turbūt mokėjau apie 40 kažkelis gal svarus, tai nėra labai pigus, bet ir ne kažkoks čia raritetinis, jį tikrai galima įsigyti ir gan populiarus jisai, man atrodo, daug kas yra išsiuvinėję. Tai dabar kaip tik šiandien nešu jį rėminti, kol kas planuoju nedėti pasporto, tiesiog rėminti su paprastu kažkokiu rėmeliu, bet aišku,
bus matyti, kai nueisiu, ten dažnai kažką tai naujo turi, naujo pasiūlo, tai būna mintis ir pasikeičia ir norai. Bet kol kas šiuo momentu galvoju tai tiesiog tik apie paprastą rėmelį. Ir dabar jūs jau kitam video gabaliuke pamatysit, kasgi vis tik gavosi, kaip man pavyko įrėminti. Tai susitiksim netrukus. Na ką, sugrįžtu su pilnai įrėminto pavidalintų darbu. Štai kokį rėmelį išrinkau. Vis tik galvojau, gal man reikia bandyti su to pasportu, dėliojau vairius pasportus, bet paskui užmačiau va šitą rėmelį ir galvoju, va, bus galutinis mano pasirinkimas. Šitas rėmelis toks šiek tiek rudos lyg spalvos turi, rusvos tokios ir visai neblogai žiūrisi prie to balto audinio, ant kurio išsiuvinėtas paveikslas. Ir vis tik apsistojau ir nebesiblaškiau su tais pasportais, plus su pasportais išsididina pats darbas. Aišku, tas atsiremia į galutinę kainą, tai vis tik nusprendžiau, visai gražiai žiūrisi paprastai. Svarbu, man atrodo, kad rėmas neužgoštų paveikslo, tai šitas rėmas tikrai to nedaro. Tai va, tai dar jisai turi tokį papuošimą, paraitimus kažkokius. Rėminau su tuo muziejiniu stiklu. Tai praktiškai galit matyti, nėra jokių atspindžių, vos šiek tiek. Ir aišku, tas muziejinis stiklas, kad ir jis turi kainą, bet jisai labai gražiai neslopina vat tų spalvų, kryželių pačių. Net kartais atrodo, kad ir nėra to stiklo. Tai va, tai labai tikiuosi, kad žmogus, kuriam siuvinėjau šitą paveikslą kaip dovaną, kad patiks viskas. Tai rašykite, kaip jums bendroj sumoj atrodo mano pasirinkimas rėminimu. Tai va, tai tiek. Na kągi, grįžtam prie mano procesų. Tai dabar priešais jūs yra mano praeitais metais pradėtas Hands Across the Sea dizaino sampleris. Schema vadinasi Anatomas 1854 metų. Na, tai tokia kaip reprodukcija. Siuvinėjau ant 32 kaunto lino ir buvo dažytas šitas audinys, jį gavau. Jį pirkau, tiksliau tariant, pagal užsakymą iš žmogaus, kuris pardavinėja Etsy, turi Etsy parduotuvėlę ir pagal užsakymą galima pasirinkti, kokį nori audinį ir kaip nori, kad jisai nudažytų. Ir va čia tokia yra dizainas, ne dizainas, audinys, pagal jis parinkęs pavadinimą Old Book. Na tai va tokį dažo, suteikdamas tokį sendintą kaip čia, sendintą tokį suteikia pavidalą medžiagai. Siuvinėjosi dizainas arba DMC spalvomis, arba sažų šilkiniais siūlais. Tai aš leidau save palepinti ir nusipirkau tuos šilkinius siūlus pagal raktą. Jų čia yra gan nemažai. Tai, na, tas dizainas toks biudžetiškai nepigus. Na, bet leidau savo pasilepinti. Niekada dar nesiuvinėjau tokiais prabangiais šilkais. Tai iš tikrųjų labai malonus jausmas. Malonu net tos siūlus čiupinėti. Jie labai švelnus, labai gražiai gula, švelniai taip nesimaizgo. Nes nedaro jokių tokių mazgelių nugariniai pusiai darbo. Tikrai malonu siuvinėti. Aišku, na, kaina nebaisiai maloni, sakykim taip, na, bet čia hobis, tai norisi tikrai kartais save palepinti. Labai šiaip smagiai siuvinėjasi pats tas dizainas. Šiek tiek
sustojau su juo, bet parodysiu, kurį darbą dabar jau į pabaigą judu ir tada šitas darbas turbūt vėl grįš pilnu tempu į mano procesų visą rutiną. Tai tiek turbūt apie šitą dizainą iš Hands Across DC. Toliau pažiūrėsiu savo užrašus, atsiversiu, kokias toliau jums detalės minėsiu. Taip, tai toliau keliaujam mes prie mano bijūnų iš firmos Alisos. Vadinasi, lietuviškai tai būtų bijūnai prie lango. Štai turiu tokį preview. Aš čia siuvinėju schemą. Tiesiog neradau, kur aš dabar nukišau savo tą visą, gal kaip turėtų atrodyti galutinis variantas iš schemos, iš to, atsiprašau, rinkinio, bet taip siuvinėju su originaliais tais, kurie siūlais gamą, tik tai keičiau countą iš 14 į 16, tai keičiau medžiagą pati. Bet balta spalva tiek ėjo į rinkinį, tiek ir aš keičiau į baltą. Štai kaip atrodo, labai nedidelis čia dar procesas, gal tik tai apie 15, atsiprašau, 5%. Gerai būtų 15, 5 tik tai. Ir čia apie gal, jeigu neklystu, netoli gal 40 000. Jeigu nemeluoju, arba bus 35 000. Darbas tikrai gan nemažas bus. Tai jis man dabar toksai ne iš tų pagrindinių, kuriuos judinu, bet po truputį kartais prisėdu ir pajudinu po kryželį. Toliau keliaujam žiūrėti kito darbo, tai yra mereškos, vasarinių gėlių tokia kaip puokštė. Šitą dizainą aš pirkau, labai seniai, turbūt bus kokie 17 metai. Ir tik šiais metais pagaliau prisirašiau paimti šitą rinkinį. Man jis visada ir širdį, ir galvoje visą šį pasimdavau, pačiupinėdavau, pažiūrėdavau ir vėl padėdavau. Bet šiais metais sakau, viskas, reikia po truputį ir judinti. Jo labiau, kad jeigu neklystu, čia gal tik tai apie 10 000 kryželius. Iš tikrųjų nėra labai toks ir didelis ir gan lengvai siuvinėjasi, maloniai rinkinyje. Aš turiu, taip ir sakiau, turiu rinkinį, tai siuvinėju, jame įėjo DMC spalvos. Tai aišku, jomis ir siuvinėju, tik tai siuvinėju pagal, turiu sagos perrinkimą. Ir ką keičiau, tai medžiaga rinkinyje įėjo, rašo 16 kaunto aidą, bet aš keičiau į tokią 32 pilkos spalvos muraną. Tas pats audinys, kuris buvo tame mano Happy Mood sampleryje. Tiesiog dar turėjau likusi gabalėlį. Man patinka apskritai šitas audinys, labai maloniai ant jos siuvinėjasi, tai kiek turiu. Vėlgi, šitas procesas toksai ne iš mano tų pagrindinių judinamų šiuo metu, bet kai turiu noro, laiko, tai vis kartais prisėdu, pajudinu ir progresuoja darbas. Tai tiek turbūt apie šitą. Keliaujam į mano, jau liko tik tai 2 darbai. Tai gal nebus labai ilgas video, nežinau. Bet kokiu atveju tikiuosi, kad tiesiog maloniai leidžiat laiką klausydamas. Tai dabar mano didžiausias darbas šių metų pradėtas, tai darbas 20 buvo 1 metais, bet aš padariau labai didelę, pertrauką nuo jo. Ilgą laiką tiesiog nesiuvinėjau ir va šiais metais, nuo metų pradžios, kaip pradėjau, tai aš pasiėmiau jį, buvo turbūt apie 28% ir va dabar pakėliau 90, turbūt 2 yra šiuo metu. Tai atleiskit, kad jis yra nelygintas,
Bet dar jisai procese, tadadadadam, na, jis visas netelpa. Mano gražuolė nuotaka mirabilie vadinasi dizainas Blooming Bride, žydinti nuotaka. Štai kaip atrodo preview. Truputėlį atsišviečia. Aš turėjau nusipirkusi schemą, bet siuvinėju, aišku, iš sagos. Darbas nemažas. Man atrodo 40, jeigu neklystu, 402 gal tūkstančiai kryželių. O, štai dabar net pati žiūriu, dieve, koks jisai iš tikrųjų didelis. Dar karoliukų nepradėjau. Ne, karoliukus tiksliau tariant pradėjau iš tikrųjų, ką aš meluoju. Štai, bet labai nedaug. Labai nedaug. Čia tik tai vakar pirmuosius uždėjau ant šito nuometo. Na, kai aš jį jau pabaigsiu, tai daugiau pakomentuosiu apie savo kūrybinės mintis čia, nes čia ir odas keičiau petitais, čia truputėlį dariau pakeitimų, kaip sakant, truputėlį pagal save. Tai apie juos kitą kartą labiau plačiau papasakosiu. Gal dar tik paminėsiu, kad siuvinėju ant 32 kaunto, vadinasi audinys Raspberry Chocolate. Linas, nes originaliai schemą rekomenduoja, man atrodo, vadinasi Coffee Bean, bet aš jau nebeparduodamas yra tas audinys. Tai vat, na tikrai darbas labai nemažas, bent jau mano apimtims. Toliau paskutinis darbas, kurį jums noriu parodyti. Pradėjau labai neseniai, turbūt gal eina 2 ar 3 savaitė. Tai yra lanartė, lietuviškai sakysiu, iš karto mėlyni anemonai, gėlytės tokios 2. Kaip pradėjau šitą dizainą, tai dėl to, kad iš prieš tai matytų irisų vilkdagių siuvinėtų liko man siūlų nemažai. Ir ką aš padariau, prisiminiau, kad yra ir šitas dizainas iš Lanarte, atsisiunčiau schemą ir pasižiūrėjau, kad tie siūlai praktiškai vienodai sutampa. Praktiškai nieko naujo iš savo sandėliuko, gal ten kelias spalvas tik man reikėjo susirasti, nes visus kitos tiesiog kaba ant to paties organizerio ir galiu aš naudoti. Tai už tai ir sugalvoju, kad reikia išsisiuvinėti, jo labiau, kad šitas darbas tik gal 5000 kryželių, tai toks nedidelis, labai smagiai siuvinėjasi. Na, Lanarte apskritai yra tikrai smagus tie dizainai, mano skoniui tai tikrai. Tik tai ką keičiau, na, net nekeičiau, rinkinio neturėjau, tai nebuvo ką keisti, tiesiog teko paimti iš savo sandėliuko, tai audinys, aišku, originaliai ten įeina turbūt irgi 28 kaunto printuota tokia medžiaga, o aš čia tiesiog pasiėmiau 32 kaunto, vadinasi Cooper Glitter, variniai blizgučiai ir kaip pasakyti audinys. Na, vat, galiu pakelti, truputėlį lyg tai persiduoda tas blizgesys šito audinio. Tai kažkaip sagoje aš iš tikrųjų, kadangi iš sagos siuvinėjau, pradėjau, ten yra ta funkcija, kur gali pasirinkinėti spalvas audinio ir pradėjau žiūrinėtis, kas čia tiktų, prie kokios spalvos audinio išryškėja šito žiedo spalvos. Na ir žiūriu, kad visai gražiai šita ruda atrodo ir kaip tik vat, turėjau šitą medžiagą ir nusprendžiau, kad reikia pradėti tiesiog ir sunaudoti tas siūlus. Na, kai kurias spalvas jau iš tikrųjų ir ant šito išsiuvinėjau ir dar jos nesibaigė ant tos siūlų rūšiuoklės iš Lanartės, tai tikrai labai biudžetiškas rinkinys buvo, iš jo išsiuvinėsiu 2 dizainus. Na ką, atrodo viskas, ką norėjau jums parodyti. Na, turbūt video bus netrumpas, kai susiklijuos visi gabalėliai.
nufilmuoti. Na, bet tikiuosi, kaip ir minėjau, tikiuosi, kad smagiai praleidot laiką kartu su manimi. Tikiuosi, kad kažką įdomaus galbūt išgirdote savo. Jeigu turite klausimų, tai visada galite drąsiai rašyti, klausti. Na, o man tikrai irgi buvo smagu dar kartą pereiti ir per savo pačios darbus. Truputėlį kartais pabaigi siuvinėti, pasidedi, nugula ir kažkaip tai ir judi tolyn. Ir kartais smagu tiesiog sugrįžti atgal, pasižiūrėti, aha, vis tik ir šitą siuvinėjau, kažkokie prisiminimai su darbu kyla, tai tikrai smagiai ir man šitas laikas praėjo. Tai linkiu visoms lygių, gražių kryželių, būkite sveikos, gražus, laimingos. Vasara, neįpusėjo, dar negalima sakyti, tiesiog įsibėgėjo, sakykim, tai linkiu saulėtos, gražios, šiltos vasaros, nuotykių, kažkokių įspūdžių, naujų kelionių ir susimatysime kitose video. Iki!